Sveiki, ar girdite mane? Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šią konferenciją. Man tai nepaprasta garbė. Didžiuojuosi, kad galiu būti šios grupės dalis, tos grupės, kuri atsirado Anos Wigmore dėka. Matau, kokį poveikį padarė visam pasauliui Ana Wigmore. Aš buvau labai ligotas vaikas, taip pat sirgau ir paauglystėje. Todėl man pasisekė, kad atradau vegetarizmą. Vėliau perėjau prie veganizmo ir galiausiai sutikau vieną žmogų, kuris manęs paklausė, ar tu vartoji kviečių želmenis. Aš sakiau, kas tai kviečių želmenis. Pradėjau domėtis ir sužinojau apie daktarę Aną Wigmore. Aš tiesiog pakėliau telefono ragelį ir paskambinau jai. Ji buvo nepaprastai maloni, ji pakeitė mano gyvenimą visiems laikams. Jei ne Ana Wigmore, aš nedaryčiau viso to, ką šiandien veikiu. Mano šeimos nariai mirė labai anksti, jie turėjo viršsvorio, mano mama mirė, kai jai buvo 46, močiutė mirė, kai jai buvo 60 ir taip toliau. Tad aš buvau veganė, man sekėsi ganėtinai gerai, bet aš gyvenau nuolat apimta ligų baimės. Nuvykau į Bostoną, ten susitikau su daktare Ana Wigmore, mes tapome draugėmis, aš pradėjau valyti savo organizmą ir pastebėjau, kokį poveikį tai daro mano kūnui. Šiandien man yra 65 metai, aš nežinau, kas yra liga, nežinau, kas yra nuovargis. Šiandien jau girdėjote, kad daugelis pranešėjų tai sakė. Iš tikrųjų, atrodo, kad jūsų kūnas ima jaunėti. Sužinojau iš Anos Wigmore, kad galima pradėti jaunėjimo procesą. Ana Wigmore lankėsi Creative Health institute, taip pat ji atvykdavo į Čikagą, apsistodavo mano namuose. Ji vaikščiodavo po įvairias senovinių daiktų parduotuvės, kurios jai labai patikdavo, bei kalbėdavo vienybės bažnyčioje. Ten būdavo po 30-40 žmonių, kurie klausydavosi Anos. Vėliau žmonės kreipdavosi į mane ir klausdavo, kaipgi galime prisijungti prie šio judėjimo. Labai svarbu išmokti detoksikuotis namuose. Toks ir buvo mano tikslas. Aš turiu įvairių restoranų, kuriuose yra pateikiamas gyvas maistas. Taigi 1000 žmonių iš tikrųjų apsilanko tuose restoranuose. Daktarė Ana Wigmore pakeitė 1000 žmonių gyvenimus. Ji atvykdavo į Čikagą, padėdavo man savo veikloje. Buvo nuostabus žmogus. Prisimenu, kad vieną kartą mano namuose buvo daugybė žmonių, kurie norėjo susitikti su Ana. Jie įžengė pro duris ir sakė, oho, ką čia daro visi tie žmonės? Aš atsakiau, jie nori pamatyti jūs, o jis sakė, atsikratyk jų, brangioji. Iš tikrųjų, ji norėjo, kad tie žmonės atvyktų į Bostono institutą ir mokytųsi iš jos. Ilgai nekalbėsiu, nes diena buvo tikrai nepaprastai ilga. Rytoj kalbėsiu nuo 10 valandos ryto. Norėjau pasakyti tik vieną dalyką. Pats svarbiausias dalykas, kurio mes išmokome iš Anos Wigmore ir kuris vis dar yra nepaprastai svarbus, yra tas, kad jeigu mes nesirūpinsime savo kūnais, tai neturėsime tos geros aplinkos, kurioje galime gyventi. Ačiū. Thank you, Karen. Ačiū, Karen. Rytoj mes išgirsime Karen pranešimą, sužinosime, kaipgi ji padeda vykdyti detoksikacijos programas. Noriu tik paminėti keletą dalykų apie Karen. Mes norėjome surinkti visus svarbiausius ambasadorius. Aš paskambinau keliems žmonėms ir tuomet atėjo laikas skambinti Karen.
Surinkau jos numerį ir paaiškinau, kokiagi yra mūsų misija, ko mes siekiame. Ji iš karto pasakė, aš privalau vykti į Lietuvą. Jeigu ne Ana Vigmor, tai kurgi aš būčiau dabar? Ji greitai pasižiūrėjo į savo kalendorių, o iš tikrųjų jos kalendorius yra užpildytas maždaug metams į priekį. Ji pažvelgė į rugsėjį ir pamatė, kad ten yra numatyta daugybė detoksikacijos klasių Čikagoje, kursų. Visas rugsėjo mėnuo buvo užimtas. Man pasidarė labai liūdna, nes Karen yra puikus pavyzdys, kaip atrodo, kaip jaučiasi toks žmogus, vartojantis gyvą maistą. Tačiau likimas visuomet viską išsprendžia. Kitą dieną aš darbavausi, susiskambinėjau su Pauliumi. Per dieną mes 2-3 kartus kalbėjomės Skype'u ir tuomet sulaukiau Karen skambučio. Jis sakė, spėk, kas nutiko. Aš atšaukiau visus savo rugsėjo darbus ir vykstu į Lietuvą. Kai aš išgirdau šią naujieną, mane užplūdo energija ir įkvėpimas. Laikas bėgo, mes ruošėmės konferencijai ir liko maždaug 2 savaitės iki vykimo į Lietuvą. Tuomet staiga gaunu žinutę, kad Karen nukrito ir susilaužė savo riešą. Kaip matote, jos ranka yra sugipsuota. Mes pradėjome nerimauti. Kasgi bus, ji negalės atvykti į Lietuvą, nes ji kentė skausmus ir paprastai Viktoras Kulvinskas sugalvojo, kaip galima greitai išgyti. Ir iš tikrųjų, Karen gijo labai greitai. Tad iš tikrųjų, Karen reikia pasveikinti už tai, kad įdėjo tiek daug pastangų tam, kad galėtų būti Lietuvoje kartu.